Tai sveiki visi, čia yra vėl Kinomaniakas. Ir šiandien aš kalbėsiu vėl apie filmus, apie filmą tiksliau. Apie tokį įdomų, gal net pasakyčiau, filmą, kuris nebuvo įdomus. Tai jo, aš kalbu apie filmą, kuris vadinasi Karštos vasaros naktys. Arba originalas Hot Summer Nights. Tai jo, filmas yra, net nežinau, jis yra apie Danielio, kuriam yra, net nežinau, sakyčiau, 17-18 metų, kurį vasarai mama išvaro pas močiutę į kažkokį kaimą, kuris nėra kaimas, kadangi ten yra pajūris, ten daug turistų ir panašiai. Ir tada jis ten tam tipo kaime susiranda draugą, kuris pardavinėja narkotikus, ir tai jie pradeda kartu pardavinėti narkotikus. Jo. Gal skamba visai įdomiai, bet pats filmas asmeniškai buvo meh. Taip pat šiame filme vaidina išsvajotasis daugumos ir populiarusis Timothy Chalamet. Tai jo, jeigu norit pasižiūrėti, kaip jis vaidina, tai parašiau šitas filmas jums. Nors, pavyzdžiui, aš jo vaidybos nelabai jaučiau. Jo, tipo, jo vaidmuo toks buvo Danieliaus išskirtinis, tiesiog toks neįprastas. Tai gal dėl to jam buvo sunku vaidinti, nes, pavyzdžiui, ten tikrai buvo daug scenų, kur pagrindinis veikėjas yra ten meilėje, ten yra įsimylėjęs, ten su savo pana, nežinau, ten jie, ten kažką, tipo, romantik, bla bla bla. Ir, pavyzdžiui, aš asmeniškai nieko nejaučiu, tipo, man kaip žiūrovui, aš nejaučiu, kad kažkas būtų labai ištransliuota. Taip pat filmo pradžioje aš net pagalvojau, ar aš žiūriu filmą, ar čia dar yra traileris. Nes pradžia buvo labai greita. Dabar jeigu klausia, dėl ko tai gali būti. Tai gali būti dėl to, kad, pavyzdžiui, režisierius turėjo, pavyzdžiui, kokias scenas, kurias pats parašė. Bent kaip šitam filme yra, kad režisierius ir scenarijos autorius yra tas pats. Tai yra parašęs tam, kad nors scenas ir jas žiauriai nori statyti. Bet yra ir kitos scenos, kurios yra bendrai dėl vaizdo, jos yra svarbios, tik ne tiek svarbios kaip tos kitos scenos. Tada jis jas pastato labai greitai, labai nekreipia į jas dėmesio ir po to dirba prie tų savo išsvajotų scenų. Ir tada toks išeina. Kad pradžioje tokia labai greitai ten viskas vyksta, aš nesigaudau, o šiaip pats filmas išeina toks visai lėtas, ten tikrai netoks greitas, kaip Oppenheimeris, pavyzdžiui, palyginus. Tai jo. Ir tada, tokia išeina biškį nesąmonė. Jo, pavyzdžiui, čia tas pats filmas, jis yra drama, romantinis, kriminalinis. Tai jeigu norite tokio biškį įdomesnio, žiūrėkit, bet, pavyzdžiui, aš tikėjausi geriau kažko. Aišku, jis čia yra 17 metais, dar prieš visus karantinus ir panašiai. Aišku, tas neturėtų labai įtakoti filmą, bet vis tiek. Ir, tiesiog, atvirai aš tikėjausi kažko geresnio. Aš sakau, jeigu norit filmo, nežinau, apie paauglį, kuris pardavinėja narkotikus ir ten su gaujom, ten net nelabai buvo, ten buvo su gauja. Tai jo, įvairiausių įvykių. Dabar jeigu apie scenarijų kalbam, tai ir scenarijus jis buvo visai pusivelnio parašytas, ten tikrai buvo vietų, kur, pažiūrėjom filmė, kur aš buvau, wait, what, for real? Tokių, kur, matai, kad iš scenarijus čia yra padirbėta. Ir dėl to galim pasidžiaugti. O pats, sakau, pabaiga buvo iš viso kažkas, ten, net nesąmonė kažkokia. Ir dar toks dalykas, kad pradėjo filmą ir užbaigė filmą ir ten dar biškį filmą vidury, kad tam pasirodė kažkoks random pasakotojas. Ir ten tu po to sužinai, kas jis yra, po to galvoju, what the hell, kas čia jis toks yra, vapčiai ne į temą.
Tipo, nu, jūs pažiūrėsit gal filmą, jeigu žiūrėsit, tai tada suprasit, apie ką aš kalbu, bet buvo tiesiog pasakotojas, kuris ten pasakojo prieš istoriją, kaip ir filmo, ir po to po istoriją, jeigu toks yra žodis. Bet jo, tai visai nepadėjau, visai, net nežinau, ne vietoj jis buvo įtirptas, tai. Tai jo. Nusiviliu, jeigu atvirai, bet sakau, jeigu norit lengvo filmo, aš ne, jis nėra lengvas. Jis nėra lengvas, jis yra toks, net nežinau, koks jis yra. Jo, bet sakau, jeigu norit, pavyzdžiui, paganyti akis į tą Timothy Chalamet, prašau, filmas jums. Bet jeigu norit kažko geresnį, tai nežiūrėkit šito. Nebent gal, nu, tipo, kaip aš jau ir vakar sakiau, kalbėdamas apie tą filmą, kad nori žinot, kas yra geri filmai, reikia būti mačius ir blogų filmų. Tai jo. Tai taip. Ir dabar jau einat prie išvados, kad pavyzdžiui, jeigu jūs norite kažkam įrodyt, kad gražus veidelis nerodo, kad tiksliau gražus aktorius veidelis nerodo, kad tas aktorius gerai labai vaidina, jūs galit mano podcastą pašėrinti, kas galvoja, kad gražus veidelis jau yra ir tobulas aktorius. Tai jo. Arba tiesiog pasidalinti, jeigu norit. Jeigu čia būtų YouTube'as, aš dar prašyčiau palaikinti, bet čia man rodos nėra, kad palaikinti. Ai, va, prisiminiau. Jūs galit mane pafollowint per Spotify, jeigu aš neklystu. Jo, tipo, jūs, man rodos, jums labiau mes mano kontentą ir jūs matysit, kai aš išleidžiu naują podcastą. Jo. Ai, tiesą sakant, jeigu kalbant apie patį Timothy Chalamet, jeigu neklystu, gruodį išeis jo filmas. Ne jo, bet filmas, kuris irgi atlieka pagrindinį vaidmenį. Ir tai yra Willy Wonka, man rodos, vadinas taip, tai yra ta pati istorija. Nu, nežinau, ar ta pati, bet irgi ten apie šokolado fabriką. Tai jeigu dar mano podcastas nebus numiręs iki tol, aš tikrai manau, kad aš galėsit išgirsti apie, ir aš galėsiu palyginti, ar čia jis nemoka vaidinti, ar čia man šiandien buvo bloga diena, nes taip pat galbūt, kad šitas filmas nėra tragiškas, gal man vakar buvo bloga diena ir nežinau, aš emociškai nieko nejaučiu. Bet sakau, visko gali būti. Tai jo, tai nežinau, jeigu patiko, tai galit mane pafollowint, tai tada matysit mano kontentą, bet jeigu ne, tai jeigu ne, tai jūs dar tikriausiai, kad dabar nebūsit daklausę, tai reiškia, kad patiko. Tikriausiai, tikėkimės. O šiaip jo, jeigu norit, tai galit, nežinau, pabendrinti tam, pašėrinti, bet sakau. Tai taip, tai čia buvo Kino Maniakas, aš kalbėjau apie filmą Karštos vasaros naktis. Tikiuosi, kad patiko mano podcastas ir susitiksim kitam podcast'e. Iki.